toks, sakyčiau, pirmas darbas tokiam kūrybiniam kely, kur aš šį kartą tarsi mažiausiai savęs jaučiau. Galbūt dėl to, kad labiausiai ir buvau gal įsijautęs, taip susikaupęs, nes iš vienos pusės ir tema tokia sunkiai, bet iš kitos pusės ir pati technologija, iš tušų yra sunku. Tik tais, aišku, vienas toks dalykas lieka galvoj, tai yra tas nuolatinis klausimas, kuris taip vis kaip leitmotyvas kažkoks sugrįžta. Kodėl taip yra, kodėl taip nutinka, kas čia per dalykai, ir mes nenugarmėsim vėl kažkokią prarąją. Ir ypatingai tuo laikotarpiu, kada tie karai prasidėjo, čia man toks ryškiausias momentas buvo, kad tos praeities toks staigus sudabartinimas įvyksta ir kada supranti, kad tai nėra praeitis kaip kažkas buvo ir ar atsiminsim, ar pamiršim, čia tarsi lyg didelės reikšmės nebūtų. Staiga supranti, kad tai yra visiškai teisinys viso to, kas buvo. Holokausto Kaune istoriją mes norėjom papasakoti meno kūriniu. Piešiniai atlikti japonišku tušu ir to tušo ypatybė yra, kad jisai yra gaminamas iš suodžių, tai yra paskutinė medžiaga po degimo. Suodžiai į nieką nebevirsta ir tie suodžiai, kuriais yra atlikti dabar piešiniai, jie tampa tokie atminties dalelės. Tos atminties dalelės, iš kurių mes sudėliojam pasakojimą. Ir mes pasirinkom tokį pusiau chronologinį kelią. tą istoriją tarsi sudėliojome į etapus. Tai viskas prasideda nuo pačios pradžios, kai žmonės dar nesuvokia, kad vyksta smurtas, kad vyksta kažkoks tai pasikėsinimas jų gyvybės. Ta dalį mes pavadinom smurto preliudija. Žmonės nesitikėdami, kas jų laukia, netikėdami tai savo vidiniam nuojautom, jie patenka į tokį visiškai neaišku, nekonkretų miesto būseną, kai yra vykdomos pavienės smurto akcijos, bet aišku, nacių režimui to negana. Ir čia mes tada ateiname į vietą, kur mes turim mirties ritmą. Žiaurumas, kuris yra suvedamas į labai ritmingą, labai sistemingą, labai nuoseklų ir labai aiškiai suplanuotą nusikaltimą. Čia jau atsiranda visiškai aiškus, konkretus, miestiečiai jau supranta, kad jie pakliuvo į ritmingą naikinimo sistemą. Tam ritmui išpildyti yra sukūriamas getas. Getas tai nėra tik tai tvora, tai yra tokia miesto zona, į kurią yra suvedami per prievartą apgyvendinami taikus miestiečiai ir čia yra atimama iš jų viskas. Jie suvokia, kad vienintelis sekantis galimas žingsnis yra mirtis. Jie iš to nebeišsivaduos. Tas suvokimas iš tikrųjų yra nepaprastai sunkus, skausmingas ir dar kartą labai užšaldantis visą gyvybę. Toliau smurtas tęsiamas į žmogaus tęsinį, į tai, ką jisai sukūrė ir paliko po savęs. Visa tai yra naikinama. Tai šitą vietą mes pavadinome gyvybės cenzūrą, kai režimas cenzūruoja, ką reikia naikinti. Pati paskutinė ekspozicijos parodos vieta yra apie tylą, apie visišką tylą, kuri apima suvokus, kad pasaulis pasikeitė negrįžtamai. Ir žmonės, kurie liko gyvi, jie suvokia, kaip viskas pakito. Ir tai yra mažas, labai sąmonės suvokimo tarpas, labai trumpas tarpas, tai tokia absoliučios tylos būsena, kol tu tikrai imi suvokti, kokia tragedija įvyko. Šios parodos architektūra paremta tokio kontrasto principu, juoda, balta, šviesa, tamsa, gėris, blogis ir atsižvelgiant į pačius sukurtus piešinius, taip pat baltas lapas ir juodas suodžių japoniškas tušas buvo kaip atspirtis šitos parodos architektūrai ir lankytojas iš tiesų pamatys ir net ir parodos konstrukcijose tą kontrasto principą, tai pirmoje erdvėje baltų, lentų, medienos, liktai namo motyvai, o kitose erdvėse atsiskleidžia juodas suodžio elementas, sudegintų lentų elementas, tiek horizontalių, tiek vertikalių. Ir kitas taip pat svarbus parodos architektūrinis ir dizaino sprendimas yra ir tas tuščios erdvės ir nebuvimo momentas, kad jinai nėra apkrauta ir ta paskutinės erdvės spengianti tyla, jinai turbūt persismelkia per visą tą parodos architektūrinį ir dizaino elementų išdėstymą. Seniau tarsi galvodavau, kas ten buvo, kaip ten tarsi tokia labiau per tokią rekonstrukcinę pusę tokia galvodavau, kaip čia kažką
atkurti kažkaip ar atvaizduoti. Bet dabar tai suprantu, kad tai yra visiškai tokia gryna dabarties tokia emocija. Jinai yra tikra, jinai skausminga dėl tų šių dienų konteksto. Ir piešti tas suodžiais toks buvo toks kaip suodžiai, tai yra toks, jau visiškai pelenai, sunaikintas gyvenimas. Ir kažkaip atrodo, kad kiekvienas tas palietas tušų, tas gestas toks tarsi kaip kraujo tokia pojūtis buvo, nes vis tiek tas juodo, tas tokio persigeria ir tas visur eina per visus piešinius toks judesys, mirties ir gyvybės toks.